Whittlesey, Australija. Celestė Mano gimė 1996 m. lapkričio 22 dieną. Tėvai pasakojo, kad nuo pat gimimo jis spinduliavo gyvenimo džiaugsmu ir meilė kitiems. Kai jai buvo 4 metukai, gimė jos brolis Alessandro ir vyresniosios sesers vaidmuo mergaitė atėjo savaime. Šeima Celestei buvo nepaprastai svarbi, o mama buvo ne tik mama, bet ir geriausia draugė. Visi kada nors bendravę su Celeste pasakojo tą patį. Ji buvo labai geros širdies, protinga ir miela asmenybė. Ji buvo švelnios ir draugiškos prigimties, todėl tiesiog savaime traukdavo žmonės prie savęs. Nepaisant savo jauno amžiaus, ji turėjo aiškų karjeros tikslą. Ji siekė tapti psichologė, todėl mergina įstojo į Karališkąjį Melburno technologijų institutą studijuoti psichologijos ir kriminologijos. Tačiau kaip ir daugumai studentų, norint pragyventi studijų metu, jai reikėjo pinigų. Todėl mergina įsidarbino klientų aptarnavimo centre, įmonėje pavadinimu Circle Group. 2019 metais, būdama vos 23 metų, ji buvo paaukštinta į komandos vadovės. Dėl jos teisingų ir sąžiningų būdų, Celestė tapo mylima vadove. 2018 metų balandį vyras vardu Louis Sako pradėjo dirbti tame pačiame skambučių centre kaip ir Celestė. Tačiau 2019 metų birželį 35 metų vyras buvo atleistas dėl prastų darbo rezultatų. Visą tą laiką, jam bedirbant skambučių centre, jis niekada neturėjo jokių reikalų su Celeste. Kaip komandos vadovė, ji žinojo Louis ir savaime suprantama, jis žinojo savo vadovę, bet tiesiogiai kartu jie niekada nedirbo. Todėl net ir bendradarbiais juos pavadinti būtų sunku. Jie tiesiog dirbo toje pačioje įmonėje. Kadangi ji buvo komandos vadovė, jai buvo paskirta išlydėti Louis iki pagrindinių durų ir įsitikinti, kad jis tikrai išeis iš pastato. Celestė jo neatleido, ji tiesiog buvo komandos vadovė. Ir tarp Celestės su Louis nebuvo jokio priešiškumo. Todėl jiems nuėjus prie pagrindinių pastato durų, Celestė kaip maloni ir padori moteris ištiesė jam ranką norėdama atsisveikinti ir palinkėti sėkmės ateityje. Bet užuot atsakęs rankos paspaudimu, jis pasilenkė ir pabučiavo ją į skruostą. Savaime suprantama, Celestė buvo šokiruota, bet viskas įvyko taip greitai ir jis išėjo iš pastato. Tad nepaisant nesmagaus jausmų ir diskomfortų, ji greičiausiai pagalvojo, kad viskas baigta ir ji jo daugiau niekada nebematys. Suprantama, kad toks keistas įvykis iš galvos jai greitai neišėjo. Tad grįžusi namo, Celestė apie tai papasakojo mamai. Moteris sutiko, kad tai buvo keista, bet ji tiesiog bandė palaikyti dukrą ir paaiškino, kad gal vyras tiesiog jautė simpatiją, kurios ji niekada nepastebėjo, o išeidamas iš darbo jis pasinaudojo paskutinę progą. Ji taip pat pridūrė, kad vyras galbūt nežinojo, jog Celestė jau turėjo draugą. Bet galų gale, kad ir kaip bebūtų, jei su juo daugiau matytis juk nereikės, vyras ten daugiau juk nebedirbo. Maždaug po savaitės nuo atleidimo Celestė gavo asmeninę žinutę Instagrame, kurioje buvo parašyta: negaliu nustoti apie tave galvoti, negaliu išmesti tavęs iš galvos, negaliu išmesti iš galvos tavo akių ir nuostabios šypsenos. Ir tai buvo pirmoji žinutė iš 140 žinučių, kurias jai vėliau siuntinėjo Louis. Pirmosios žinutės buvo panašaus tipo, meilės prisipažinimai, pasakojimai, kad jis negali be jos gyventi ir panašiai. Celestė buvo priblokšta. Akivaizdu, kad jis jos ieškojo socialiniuose tinkluose, nes jie niekada nebuvo draugai nei gyvenime, nei socialiniuose tinkluose. Jiedu iki jo atleidimo niekada net nebuvo kalbėję. Ir nors geriausias variantas tokiu metu turbūt būtų buvęs jam aplamai neatrašyti ir tiesiog jį užblokuoti, bet Celestė stengėsi būti mandagi ir atstumti jį neįskaudinant. Ji aiškino, kad nėra juo suinteresuota, kad jo žinutės verčia ją jaustis nejaukiai ir paprašė daugiau jos nekontaktuoti. Tačiau vėlgi, vyras to girdėti nenorėjo ir toliau siuntinėjo jai žinutės. Vienoje iš jų jis rašė: aš niekada gyvenime nesijaučiau taip dėl nieko. Esu visiškai apsėstas ir sužavėtas tavęs. Atiduočiau tau savo gyvenimą ir visą pasaulį, kad tik galėčiau būti su tavimi. Tada galiausiai Celestė nusprendė jį užblokuoti, tikėdamasi, kad gal pagaliau jis supras užuominą ir nuo jos atstos.
Bet vos Celestė jį užblokavo, jis susikūrė naują paskyrą ir vėl pradėjo siuntinėti tokias pačias meilės išpažintis. Šį kartą Celestė jį tiesiog ignoravo ir vėl užblokavo, tikėdamasi, kad gal jam galiausiai atsibos ir jis ją paliks ramybėje. Tačiau neužilgo atėjo nauja žinutė. Esu taip apsėstas tavimi, kad tai jau tampa nesveika. Žinau, kad mano žodžiai man nepadeda. Atsiprašau, kad buvau toks įkyrus, Celestė. Aš tik dar vienas varžovas dėl tavo dėmesio. Labai atsiprašau, kad priverčiau tave jaustis nejaukiai. Aš tikrai norėjau su tavimi pasikalbėti ir maniau, kad tu tiesiog mane ignoruoji. Mano nuomonė apie tave pasikeitė. Tu nesiskiri nuo kitų moterų. Aš visą gyvenimą prisiminsiu šią pamoką ir skirsiu kiekvieną savo energijos lašą tam, kad pakilčiau ir įrodyčiau pasauliui, jog esu kažkas. Tai mano pažadas tau ir paskutinis kontaktavimas su tavimi. Bet kaip daugelis jau turbūt supratote, tai nebuvo jau paskutinis kontaktas su mergina. Jis ir toliau siuntinėjo Celestai žinutes, prisipažinėdamas savo amžiną meilę. Daugeliu atveju Celestai jas ignoruodavo, tačiau tiesiog būnant natūraliai geros širdies žmogumi, ji kelis kartus bandė mandagiai pasakyti, kad jis liautųsi jai rašinėti. Laikui bėgant, merginų šeima ir draugas darėsi vis labiau sunerimę. Celestai gyveno nuolatinėme strese ir ji nebegalėjo nei valgyti, nei miegoti. Jos mama ir brolis tuo metu gyveno kartu su ja. Ir jie vis labiau nerimavo, kad Louis vieną dieną išsiaiškins, kur jie gyvena. Bet visgi, Celestė būdama jauna ir naivi geraširdė, tikinti žmonių gerumu, tikėjusi, kad anksčiau ar vėliau jis pavargs ir praras susidomėjimą ją. O Louis tuo metu net neketino sustoti. Kaip tik, laikui bėgant, jo žinutės darėsi tik vis baisesnės. Ir taip praėjo 6 mėnesiai. Nuo Liepos, kai jis buvo atleistas, iki pat gruodžio. Ir matomai Celestai pagaliau dašilu, kad jis nebesustos. Ir maždaug tuo metu jo žinutės tapo ne tik meilės išpažintimis. Jis pradėjo siuntinėti seksualiai motyvuotas ir pykčio kupinas žinutes ir pasakoti, ką ir kaip norėtų daryti su ja. Jo tonas buvo gąsdinantis ir akivaizdžiai parodė, kad situacija tampa pavojinga. O Celestės mama pagaliau suvokė, jog tai ženklas, kad reikia kreiptis į policiją. Iš pradžių Celestė dvejojo dėl kreipimosi į pareigūnus, kadangi ji galvojo, kad jos kreipimasis į policiją gali pastūmėti Louis pakelti ranką prieš save. Bet galiausiai ji su mama su visais turimais įrodymais nukeliavo į policijos nuovadą dėl nesiliaujančio priekabiavimo. Bet ten Celestė su mama buvo šokiruotos, kai pareigūnas pasakė, kad jokio nusikaltimo Louis nepadarė ir jie nieko negali jai padėti. Pareigūnų patarimas buvo toks: tiesiog ignoruok jį. Celestei paaiškinus, kad ji jau ilgai tą daro ir netgi buvo jį užblokavusi, pareigūnas vėlgi buvo super išmintingas, sakydamas jai, na, tokia jau socialinių tinklų realybė. Jeigu nepatinka, nesinaudok socialiniais tinklais. Tai tiek pagalbos jos ir tesulaukė policijos nuovadoje. Pareigūnai tai visiškai nebuvo įdomu, jis netgi atsisakė užsirašyti Louis vardą, užvesti kažkokią bylą, priimti pareiškimą ar aplamai užfiksuoti jų apsilankymą nuovadoje, nes pasak jo, jokių čia nusikaltimų nebuvo. Nors iš tiesų tai buvo netiesa. Internete vykdomas priekabiavimas Australijoje yra skaitomas nusikaltimu. Socialiniuose tinkluose vykdomas priekabiavimas buvo pripažintas kriminaliniu nusikaltimu pagal Australijos baudžiamąjį kodeksą dar 2004 metais. O Celestė į policiją kreipėsi 2019 metų pabaigoje. Pagal įstatymą už tokį priekabiavimą gresia iki 5 metų įkalinimo bausmė. Tačiau akivaizdu, kad jos papuolė ant neadekvatos pareigūnų. Taigi, ateinantys 6 mėnesiai buvo dar baisesni. Jo žinutės tapo visiškai seksualiai atviros ir vulgarios. Be to, Louis ją pradėjo persekioti ir realiame gyvenime, ne tik internete. Jis stovėdavo prie jos darbo, laukdavo, kol ji pabaigs darbą ir sekdavo ją namo. Viskas daėjo iki to, kad bendradarbiam buvo sudarytas grafikas, kas kurią dieną ją turės lydėti iki automobilių. 2020 m. Liepos 1 dieną Celestė kartu su mama vėl nuvyko į policijos nuovadą. Jos vėlgi papasakojo situaciją ir parodė visas žinutes, ir šį kartą buvo surašytas oficialus pareiškimas. Liepos 3 dieną Celestė su mama nuvyko į vietos magistrų teismą, kur joms buvo suteiktas laikinas apsaugos orderis
skirtas apsaugoti asmenį nuo fizinės ir psichologinės žalos, kurią kelia žmogus nesantis šeimos nariu. Tokie įsakymai nustato konkrečias taisyklės tam asmeniui, prieš kurį išduotas orderis. Ir jei tos taisyklės pažeidžiamos, tai laikoma įstatymų pažeidimu. Liepos 8 dieną Louis buvo įteiktas šis orderis ir jam buvo nurodyta visiškai nutraukti bet kokį kontaktą su Celeste. Ir pagaliau mergina galėjo atsikvėpti ir pasijusti šiek tiek ramiau. Tačiau mama jai priminė, kad tai tik popieriaus lapas ir vis tiek reikia išlikti budriai. Bet kurį laiką viskas klausėsi gerai ir viskas, ką Celestė kentė visą tą laiką, staiga pasibaigė. Tačiau tai buvo tik laikinas orderis ir jis turėjo galiojimo pabaigos datą. Todėl, kad jis taptų amžinas, reikėjo pateikti naują prašymą. Celestė tai padarė, bet šį kartą Louis nusprendė priešintis. Jis nenorėjo, kad jo byloje atsirastų pilnas suvaržymų orderis, todėl jį užginčijo ir buvo paskirta byla 2021 m. kovo 9 dienai. Tuo metu, kai vyko bylos ruošimas, policija jį apklausė. Jis prisipažino siuntinėjęs žinutes iš įvairių socialinių tinklų, bet tuo pat metu sakė, kad tai nėra jo kaltė. Jo žodžiais, jei Celestė jo žinutės tikrai taip stresino, ji galėjo jų tiesiog neskaityti. Jis žinutės siuntinėjo, nes tai buvo tarsi terapija jam pačiam ir nuo to jis jautėsi geriau. Jis taip pat pridūrė, kadangi Celestė pateikė apsaugos orderį, jis jie daugiau nebesidomė ir žinučių daugiau jie tikrai nebesiūs. 2020 m. rugpjūčio 15 dieną jis pažeidė savo orderį, išsiųsdamas Celestė Instagram žinutę. Bet tai nebuvo jo eilinė žinutė. Šioje žinutėje buvo nuoroda į Google Doc dokumentą, kuris buvo net 3,5 lapų ilgio. Celestė šio dokumento neatidarė, bijodama, kad jame gali būti virusas. Todėl ji nusprendė telefoną nusinešti į policijos nuovadą ir leisti pareigūnams jį atidaryti patiems. Trumpai tariant, žinutėje jis prašė, kad Celestė pasielgtų teisingai ir atsiimtų kaltinimus, kad jie abu galėtų gyventi ramiai. Merginos mama vėliau pasakojo, kad šiame laiške jis nei karto neprisėmė atsakomybės už savo veiksmus. Vietoje to jis viską pateikė taip, lyg tai būtų Celestės kaltė, kad jo gyvenimas griūva. Šis jo laiškas netgi privertė Celestę su mama pasijausti kaltomis, bet apsaugos orderio jos neatšaukė. Tada vyras buvo areštuotas ir pristatytas į nuovadą už orderio pažeidimą, bet vėlgi nieko daugiau nebuvo padaryta. Jis pažadėjo policijai, kad daugiau su Celeste nebesusisieks ir jis buvo paleistas. Ir iš tikrųjų, kurį laiką jis nustojo rašinėti. Celestė nebematė jo laukiant prie savo darbo ar aplamai ją persekiojant. Praėjus keletai savaičių, Celestė pradėjo jaustis saugi. Jos vaikinas manė, kad reikia šią progą paminėti. Tad jis užsakė romantišką pasimatymą ant stovų esančiame bare populiarioje Melburno vietoje. Jis smagiai leido laiką ir kaip daugelis žmonių šiais laikais įsiamžino šią akimirką ateičiai. O Celestė šią nuotrauką pasidalino Instagrame. Tai buvo lapkričio 15-osios vakaras. Pasimatymas praėjo puikiai. Celestė grįžo namo, atsisveikino su mama, nes tą vakarą brolio namuose nebuvo ir nuėjo miegoti. Tačiau tą nuotrauką pamatė ne tik draugai ir šeima, bet ir Louis, kuris vis dar sekė jo socialinius tinklus. Pamačius, kad jis smagiai leidžia laiką su kitu vyru, jį visiškai apsėdo pavydas ir įniršis. Praėjus kelioms valandoms, maždaug 3:50 min. Ryto, jis peršoko tvorą Celestės namų kieme, plaktuku išdaužė jos miegamojo langą, greitai įlipo į vidų, priėjo prie Celestės lovos ir subadė ją vis dar gulinčią lovoje. Autopsija vėliau parodė, kad mirtinas dūris buvo tiesiai į širdį, o iš viso ji buvo subadyta 23 kartus. Vienas iš šokiruojančių faktų buvo tas, kad policijai peržiūrėjus kaimynų stebėjimo kameras buvo užfiksuota, kad nuo tada, kai Louis išlipo iš savo automobilio, iki tada, kai jis grįžo atgal į automobilį, praėjo vos 2 minutės ir 39 sekundės. Per 2 minutės ir 39 sekundės jis įsilaužė į namus, atėmė jaunos merginos gyvybę ir pabėgo iš įvykio vietos. Celestės mama nuo triukšmo pabudo, bet iš miegų pabudusi nesusigaudė, kas vyksta. Moteriai nubėgus į dukters kambarį, ji pajautė, kad basomis kojomis vaikšto per stiklo šukes. Ji pradėjo šaukti Celestės vardą, bet dukra gulėjo be gyvybės ženklų ant krauju permirkusios lovos. Mama puolė daryti dirbtinį kvėpavimą, tačiau jau buvo per vėlu.
Ji iškvietė greitąsias tarnybas ir vos tik atvyko policija su medikais, jie rado ant grindų šalia Celestės lovos gulinčius peilį ir plaktuką. Šokui šiek tiek atslūgus, mama pagaliau susivokė, kas ką tik įvyko ir kas visą tai padarė. Moteris pradėjo klykti, o Dieve, jis ją nužudė. Pareigūnai tai išgirdę paklausė, ką ji turėjo omenyje ir ar ji žino, kas tai padarė, į ką moteris sušuko taip. Moteris aišku papasakojo, kad tai buvo Louis darbas. Bet netikėtas posūkis buvo tas, kad pareigūnams jo net nereikėjo ieškoti. Po nusikaltimo jis nuvažiavo tiesiai į artimiausią policijos nuovadą, įėjo ir paprašė ten budinčio pareigūno jį nušauti. O tada papasakojo viską, ką tik padarė. Bet vos tik buvo suimtas, vyras pareiškė, kad tai buvo jis, bet jis nebuvo blaivaus proto būklėje, kai tai padarė. Per policijos apklausą ir psichiatrinius vertinimus, kurie sekė vėliau, jis teigė, kad tai buvo balsai jo galvoje, kurie liepė jam tai pasielgti. Jis taip pat kaltino ir teisėsaugą dėl savo veiksmų. O jo kabutėse prisipažinimas buvo tiesiog išsidirbinėjimas, kadangi jis stengėsi visus įtikinti, kad yra psichiškai nepakaltinamas, kas aišku tik dar labiau skaudino Celestės šeimą. Šeima ir draugai Celestę palaidojo 2020 m. lapkričio pabaigoje, porą dienų po to, kas būtų buvęs jos 24. gimtadienis. Nuo 2020 m. pabaigos iki 2023 vyko begalė posėdžių ir psichiatrinių vertinimų. Per tuos 3 metus nuolat skambėjo prieštaringos ekspertų nuomonės, bet galiausiai buvo nuspręsta, kad Louis yra pakaltinamas ir gali stoti prieš teismą. Teismo posėdis buvo suplanuotas 2023 m. gegužę, tačiau šis ir kiti į ateitį nukelti teismai niekaip neįvykdavo dėl Louis mėtymosi tai į vieną, tai į kitą pusę. Jis tai prisipažindavo kaltu, tai sakydavo, kad jis nekaltas ir kad jo advokatas liepė jam pripažinti kaltę. Vėliau jis atleido savo advokatą ir nusprendė teisme save atstovauti pats. Ir pats pirmas dalykas, ką jis norėjo aiškintis, buvo Celestės autopsija. Jis neigė, kad ją subadė 23 kartus. Jis sakė, jog jis dūrė tik 2 kartus, o likusios 21 žaizda atsirado nuo sudužusių stiklų, kas aišku yra visiškai nelogiška, bet net ir tokiu atveju tai juk būtų jo kaltė. Taip pat jis tardė medicinos ekspertę, vien tam, kad jie kuo detaliau ir išsamiau apibūdintų kiekvieną durtinę žaizdą merginos kūne, tuo metu žiūrėdamas tiesiai į Celestės šeimą. Galiausiai jiems neištvėrus, jie išėjo iš salės, o neužilgo pas šeimą atėjo teismo sekretorius ir pasakė, kad vos tik jie išėjo, Louis nutraukė apklausą. Jis viską darė vien tam, kad dar labiau kankintų artimuosius. Galiausiai Louis Sako buvo nuteistas vos 36 metams kalėjimo, su galimybė kreiptis dėl lygtinio paleidimo po 30 metų. Tai reiškia, kad jis turės galimybę išeiti į laisvę būdamas 69 metų. Celestės šeima pradėjo kovoti dėl griežtesnės įstatymų apsaugos nuo persekiojimų ir didesnių bausmių už apsaugos orderių pažeidimus. Bet kol kas jokių įstatymų pakeitimų padaryta nebuvo. O ką apie šią istoriją manote jūs? Kaip manote, ar 36 metai laisvės atėmimo bausmės yra atitinkama bausmė už tokį nusikaltimą? Prašau, pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Ir iki kito karto.